dar kalbant apie striptizą, kaip pats ją lygini būry visų savo parašytų išleistų knygų? Kol kas tai, man rodos, mano svarbiausias kūrinys, sakyčiau. Ir be abejo pats sudėtingiausias, taip, kadangi visa konstrukcija yra. Pats sudėtingiausias, nes jis reikalauja tam tikro darbo, iš skaitytojo aktyvaus dalyvavimo, jis nėra tik pasiskaitymas. Kita knyga gali būti, taip sakant, ir pasiskaitimui, galima nusliuokti paviršium, taip sakant, ir vis tiek tą knygą perskaitysi. Ta pačią knygą kitas skaitys, gal jis, taip sakant, įsigilins labiau ir perskaitys, ras daugiau negu anas skaitytojas. O šita knyga reikalauja labai didelio aktyvumo iš skaitytojo. Nu taip, su to reikia sutikti. Reiškia, man pačiam ją skaičius keletą kartų, aš sutinku, kad aktyvumo reikia. Bet to skaitytojams tas ne pro šalį yra. Reiškia, ir aš skaitau, kad tikrai mūsų literatūroje tokių veikalų reikia ir jie yra nepaprastai geri ir naudingi. Žinai, gal reiškia įdomu man pačiam būtų sužinot, kaip einant jau trupučiuką į praeitį nuo striptizo į senesnius laikus, kas patį atvedė į rašytojo kelią, reiškia, kaip pats pradėjo rašyti, nuo kada taip pasijutai, kad negali gyventi be rašymo. Ar tas, reiškia, pačioje vaikystėje atėjo, ar jau vėliau? Vidurinėje mokykloje aš pradėjau rašinėti. Nežinau, ar tai jau buvo poreikis, ar tai buvo žaidimas kažkoks gimnazistiškas, bet pradėjau rašyti viduriniai mokykloje, parašiau vieną kitą eilėraštuką, paskui pradėjau dirbti laikraščio redakcijoje, ten pat greta, pradėjau rašyti apybraižas. Paskui parašiau pirmą apsakymą ir po to, taip sakant, eilėraščių neberašiau. Pirmas eilėraščias, o paskiau jau prie prozos. Bet daugumas taip lietuviškose sąlygose pradeda nuo eilėraščių. Turbūt tai gana charakteringa, tik skirtumas toks, ar taip sakant, jeigu tu tikrai poetas, tai tu turbūt rašysi ir paskui eilės. Jeigu tu, taip sakant, prozaikas, tai gali pradėti nuo eilėraščių, bet pereisi į prozą, o jeigu tai šiaip savo žaidimas, tai parašysi kelis gimnazistiškus eilėraščius ir daugiau neberašysi nei poezijos, nei prozos. Na taip. Na ir kaip paskiau, kaip parašai? Paskui parašiau apsakymą, vieną, tokį išgyventą, sakyčiau. Parodžiau vienam kritikui, kur tada buvo toks svarbus kritikas, ir jis man pasakė, kad geriau man užsiimti kuo nors kitu. Na vis dėlto tai pasakė. Pasakė, kad rašytojo iš manęs nebus. Man buvo truputį liūdna, bet jau gal tada jau buvo tas poreikis, nežinau. Jau tai turbūt buvo nebe žaidimas. Tai tasai kritikas neatspėjęs ateities, be abejo tave supykino ir sakai, reikia bjaurybę įrodyti, kad ne tai bus, ar ne? Gal supykino, gal tik nuliūdino, bet aš bandžiau toliau rašyti vieną kitą apsakymą. Tiesa, jau ne ta tematika, kurio buvau parašęs pirmąjį apsakymą, ir tai kaip tik buvo neteisinga. Parašiau kelis apsakymus, taip sakant, apie dalykus, kuriuos nelabai gerai pažinojau ir galbūt neišgyvenau. Tai buvo apsakymėliai tokie pradedančio rašytojo, net spausdinti, bet dar ne tada prasidėjo mano kelias kaip rašytojo kelias. Aš manau, kad tik vėliau, maždaug 56-57 metais, kai aš
jau baigdamas Kauno Politechnikos institutą, turėjau truputį daugiau laisvo laiko, nebuvau tiek apkrautas, pradėjau rašyti iš savo pirmąją knygą Geltonas lopas. Geltonas lopas buvo pirmoji tavo knyga. Geltonas lopas buvo pirmoji knyga, kurią aš rašiau ne kaip ištisą knygą, bet atskirais apsakymais, ir tie apsakymai buvo pradėti spausdinti.